Saugesnis internetas. Tai Europos komisijos informacinės visuomenės direktorato programa nuo 1999 metų vykdoma visose ES šalyse. Programos tikslai – skatinti saugesnį ypač vaikų naudojimas internetu ir naujosiamis jo technologijomis, bei apsaugoti vaikus kovojant su neteisėtu ir žalingu interneto turiniu bei elgesiu. Internetas pakeitė dabartinės visuomenės gyvenimo būdą. Mes galime bendrauti su draugais ir šeima, beveik akimirksniu apsikeisti nuotraukomis ir vaizdo medžiaga su bet kuo pasaulyje. Patogiau apsipirkti, galėdami rinktis į žymiai daugiau alternatyvių pasiūlymų, pasinaudoti banko paslaugomis ir dalyvauti visuomeninėme gyvenime. Bendrovės, kurios teikia interneto paslaugą, susiklošius tam tikroms situacijoms, gali kontroliuoti informacijos turinį ir kliento elgesį. Bet šios bendrovės nekontroliuoja to, kas apskritai skelbiama internete, nes tai nepriklauso jų jurisdikcijai. Net ir savo veiklos srityje šios bendrovės negali stebėti visko, kas vyksta. Taigi, nors jūs ir prisijungėte naudodamisi jų serveriais, jūs nesate visiškai apsaugotas nuo tykančių pavojų. Alternatyvos. Įsitikink, kad įdiegiai ir įjungiai užkardą. 2 kart patikrink, ar ji tikrai veikia, ir naudokis ją, nes kas nors gali nusavinti tavo kompiuterį per kelias minutės. Pasinaudok automatinę apsaugą ir programinės įrangos atnaujinimu. Tiesiog susirask programas, kurios yra įdiegtos tavo kompiuteryje, įsitikink, kad jos veikia ir naudokis jomis. Paleisk atnaujinimo funkciją, kai pirmą kartą naudojasi sistema, ir po to tai daryk reguliariai. Įdiek antivirusinę programinę įrangą ir ją naudokis. Dažnai laikinoji programinė įranga jau būna kompiuteryje. Jei ne, tai ją įsigyk ir įdiek prieš prisijungdamas prie tinklo tiesioginiu ryšiu. Jei įdiegiai laikiną antivirusinę programinę įrangą, pasižymėk kalendoriuje, kada ji baigs veikti ir būk pasiruošęs tą dieną užsisakyti ją dar kartą. Įdiek programinę įrangą, padedančią išvengti šnipinėjimo programinės įrangos. Šnipinėjimo programinė įranga yra reikalinga tam, kad tavo kompiuteris padėtų išsiaiškinti, ką darai, leistų siūlyti tau įvairius dalykus, siunčiant įkyrius, iškylančius skelbimus, kurie lėtina kompiuterio darbą. Anti-spyware programinė įranga reikalinga tam, kad šnipinėjimo programinė įranga neturėtų jokių galimybių tau kenkti. Nuolat atnaujink antivirusinę programinę įrangą. Zip FM.